Ir aš atsimenu jau po to spektaklio, vat tą po pačio pirmo spektaklio, kuriame grojau, kažkaip mes ėmėm kalbėti, kad, vat, sako mūsų režisierė Svetlana, mes čia turim idėją daryti miuziklą. O aš visą gyvenimą, kaip vieną didžiausią svajonę, turėjau prisidėti prie miuziklo statymo, kurt muziką jam. Ir tada taip atrodo, vat, atsiduri staiga kažkokioje vietoje, kur susitinka kažkokie dvi svajonės ir čia jie planuoja daryti miuziklą ir aš visą laiką to norėjau ir aš nujaučiu link kur mes keliaujame. Nu, atspėk dabar, ką aš noriu tavęs paklausti. Atspėkite. Buvo toks pašaukimo konkursas. Manau, kad vaikai gali pamatyti tą kelionę pro vieną tokią prizmę, bet suaugę gali pro visai dar kitą. Čia kaip ir tie tam tikri multikai, kur būna animaciniai filmukai, kur dabar pasižiūri ir tu pamatai visai naujų prasmių, negu matai, kai ten vaikas buvai, kur labiau tiesiog kažkokius matai paprastus įvykius. Tai va čia va irgi labai kviečiam visus ateiti į miuziklą tiesą. Birželio 10. Jo, birželio 10. Menų spaustuvėje, 19 valandą. Aš viską atkartoju. 19 valandą. Patys pirmi spektakliai ir dabar dar būna to paties, kad kartais, kai tu negali kažko sukontroliuoti, nes čia dažnai apie tą kontrolę. Tai kai tu negali kažko sukontroliuoti, ką norėtum, o taip. ir viskas atrodo psichika nebeišneša. Šiaip jau filmuoja. Filmuoja. Labą dieną, aš esu Rasa Kaušiūtė, tinklalaidės kūrėjų kasdienybės užkulisiai vedėja ir kūrėja. Ir šiandieną kalbinu Lauryną Bertulį, kuris yra miuziklo Tie suaugusiai tokie keisti kompozitorius. O šis miuziklas jau pasirodys visai netrukus, birželio 10 dieną. Taigi, Laurynai, noriu paklausti tavęs, kaip tu jautiesi prieš premjerą, tokia, sakyčiau, turbūt gyvenimo premjerą, kiek žinau tave. Tai labas. Visų pirma, labai faina, kad pakvietė ir kad yra galimybė pasikalbėti apie tai. Ir dabar tikrai tuo miuziklu gyvenu ir degu, nes dabar atėjau paskutiniai tokie potepiai. Daug repeticijų, daug dabar buvo darbo su garso režisieriu, mes ten derinom, aš vis važiuodavau pas garso režisierių ir ruošėm kūrinius, kad jie gerai skambėtų didelėse erdvėse. Ir tai tokio daug buvo ir jaudulio, kad ar čia viską suspėsim, bet to pačiu ir toks didelis laukimas, tokie labai tie įvairūs jausmai, nes to pačiu labai noris, kad kuo geriau viskas pavyktų ir to pačiu labai laukiu. Tai toks tikrai pilna vaivorykštė tų jausmų. Aš manau, o vat klausytojams turbūt įdomu, kodėl reikia, ką ten su tais kūriniais tu darai, kaip juos reikia ruošti. Klaustų eilinis žiūrovas, o ką, neparuošti dar kūriniai, ką ten reikia ruošti? Ne? Tai va, tas visas procesas kūrinių tikrai žiauriai toks ilgas, nes iš viso galima tai va, pažiūrėti, kaip viskas nuo nulio, kaip tarkim prasidėjo, tai kad pradžiai pas mane galvoj tai gimė tie motyvai kažkokie, ar vat, muzikantų, kurie irgi iš savęs vat, padavė kažkokių ten idėjų, patys sukūrė dainų irgi. Tai tada visą tai tu jau jungi į vat, pilnus kūrinius, užrašai natom, paduodi choristam jų partijas ir tada buvo visas instrumentalų kūrimas. Nes pradžiai repetavom tiesiog man akompanuojant pianinu, daugiausia ar gitara kažkur, o tada jau reikėjo padaryti, kad tai vat, skambėtų ir kad ten kažkur noris, kad smuikai būtų, kažkur noris, kad būgnai, kad būtų aktyvi tokia vieta. Ir tai vat, tas ir buvo visas paruošimas, kai jau studijoje mes sėdėm, tai ten jau tas etapas, kur aš sakau, va čia vat, noriu, kad šiek tiek labiau išryškėtų ten aukšti kažkokie instrumentai, smuikai. Va čia noriu dabar, kad viskas sugriaustų. Ten Rožės, pavyzdžiui, kūrinys prasideda ten tokiu dideliu griausmu vėju. Tai vat, visas tas ilgas procesas, iki kol išgauni tą skambesį, kaip noris, kad žiūrovas vat, išgirstų tą pasaulį, Mažojo princo pasaulį. Na, kadangi nepaslaptis, kad ir aš dalyvauju šiame
Miuzikle turiu garbės dalyvauti, atlikti 2 rolės. Nu, vienu metu vieną, aišku. Galėtum ir Galėčiau, tu manim tiki, ar ne? Taip. Tai žinau, kiek buvo derinimo darbų. Man atrodo, mes pradėjom repetuoti su partitūromis prieš metus. Kažkas tai tokio. Ir kas mane nustebino, kad Laurynas leido keisti šiek tiek melodiką tokiom įnoringom dainininkėm, kurios norėjo pasiginčyti, ar čia tikrai pagal charakterį viskas eina. Tai labai nustebino, kad leidai tą daryti, nes žinau, kad kūrėjai dažniausiai tame tarpe ir aš yra labai savininkiški ir paprastai neleidžia tų užmanimų savo keisti. Ar čia yra miuziklo specifika, ar tavo gero charakterio bruožai? Čia man toks labai pačiam šitoj vietoj augimas irgi vyko viso šito miuziklo kūrimo metu, kai vis tiek dirbi su skirtingais žmonėm ir kiekvienas, labai noris, kad kiekvienas atneštų į tą miuziklą iš savęs kuo daugiau ir kad tai nebūtų, kad tu kažką nuleidai ant lėkštutės. Tai todėl ir apskritai mūsų naujajam teatre yra daug kur labai apie laisvę, apie žmogaus priėmimą ir leidimą jam išsiskleistom spalvom, kur jis jas turi. Labai ta tokia pas mus filosofija vyrauja, tai labai norėjos ir šitam miuzikle, ypač kuris yra apie Mažąjį princą, apie svajonės, apie ieškojimą, leist kiekvienam, kuris tame dalyvauja, kad jis atneštų kuo daugiau iš savęs. Tai todėl su kiekvienu muzikantu ir net su choro tam tikrom partijom stengiamės, kad tai būtų, kad žmogui vis tiek eitų iš vidaus tie dalykai. Jeigu jam, pavyzdžiui, parašyta kažkokia partija, bet jis jaučia, kad ten būtų gražiau užkelt, kaip ir tu būtų. Aš atsimenu, mes sėdėjom, grinai dainuojam ir tu jauti, kad ten tau noris užkilt kažkur, arba kad kažkur pavinguriuot melodiją. Ir kartais net nustebina maloniai tas procesas, kai tu pamatai, kad wow, čia skamba dar tikriau, dar gyviau, negu tu pradžioje, kaip kūrėjas, turėjai tam tikrą idėją, bet kitas tau gali papildyti iš savęs ir ta kūryba tampa daug tokia gyvesnė ir tokiu labiau bendru kūriniu. Tai tas kuriant miuziklą labai pasijaučia, nes miuziklas apskritai yra tas toks susijungimas muzikos, teatro, skamba žodžiai, tai visas libretas, atrodo, daug dalykų susijungia ir tada kad tai nebūtų atskiri, kad atskirai kažkas pakoncertuoja, atskirai kažkas pavaidina, tai labai reikia, kad mes visi matytume tą kryptį tam tikrą ir tada jau kiekvienas iš savęs kažkokį paleistume tą kūrybinę energiją, gyvybę. Tai tu davei ir duodi laisvę dalyvaujantiems miuziklo dainininkams tiesiog išsiskleisti patiems, ieškoti savo spalvų ir jas netgi skatini. O ar tai turėjo įtakos tavo šis leidimas toksai kitiems žmonėms ieškoti savo įvairesnių spalvų, kad esi pabaigęs psichologijos studiją, žinau, bakalaurą ir dabar studijuoji edukacinę vaiko. Jo, edukacinė ir vaiko, vadinasi. Psichologija. Taip. Tai noriu paklausti, ar tos studijos, visų pirma, kodėl nusprendei studijuoti psichologiją, paskui vaikų psichologiją ir ar tai padeda miuziklo kūrimui ir bendravimui su įvairiausiais žmonėmis ir manau, kad čia visko nutinka tose repeticijose taipogi. Tai gal ir konfliktų kažkokių tai nesusipratimų sprendimų, nes... Šiaip čia buvo toks didelis gyvenimo pasirinkimas, dilema tokia didelė, renkantis studijas, nes labai norėjos ir kad niekur toli nepabėgčiau nuo meno ir labai domino ta psichologija, mano ir mama su tuo susijusi ir kažkaip tai tiesiog atrodė labai toks įdomus mokslas, kai tu atrodo pažįsti tai, kas žmogaus viduje, kas jį formuoja tokį, koks jis yra. Tai man ta psichologija visada tokių nuo mažų dienų toks formavos, kad labai įdomu būtų šitą dalyką studijuoti. Bet tuo pačiu atsiradus gyvenime muzikai ir tai visai kūrybai norėjos, kad ir to nepamest. Tai tada
galiausiai tai vat susidėliojo, kad pasirinkau psichologiją, bet muzika niekada nenutolo ir visada liko šalia, ir net ne šalia, kaip lygiavertė va tokia gyvenimo linija. Ir tikrai kažkaip papildo tai tie dalykai vienas kitą, nes va dabar turiu šitą teatrą terpę, kur va gali ta muzikinė mano kelionė eiti. Ir čia tuo pačiu tikrai padeda pamatyti studijos žmonės ir jų tą įvairovę ir labiau priimti, mokytis, pastebėti kažkokius savo dalykus, kurie irgi galbūt anksčiau daug pas mane tokio buvo vertinimo, nuvertinimo. Ir tai čia tokia mano irgi vidinė kelionė yra mokantis tiek save, tiek kitus kažkaip su kuo mažiau etikečių matyti. Ir tuo pačiu ir šitas miuziklas su to susijęs. Tai miuziklė Tiesiogusi tokie keisti pagal Mažąjį princą. Irgi yra Mažojo princo kelionė per planetas, kur susitinka įvairiausių charakterių žmonės. Tai ar nėra aš tai matau tokia kaip ir sąsaja tavo paties turbūt kelionė viso to miuziklo kūrimo metu. Tu tas kaip Mažasis princas keliauji šiuo tokiu giliu, kiek aš mačiau per metus laiko procesu. Ar tai kažkaip tapatinėsi su tuo Mažuoju princu kažkiek? Ir kitas klausimas būtų, kaip tu patekai į Naująjį teatrą? Kas yra Naujasis teatras? Tau. Tai galiu pradėti nuo patekimo, nes čia labai susiję ir su miuziklu. Aš patekau tai, kad labai norėjos kažką tokio su muzika, su kūryba daryti ir aš tiesiog parašiau į įvairias vietas, kad noriu kažką tokio daryti ir ieškojau tiesiog tam terpės ir gavau labai netikėtai sureagavimą, kad labas, čia mes turim spektaklį, susirgo mūsų ten tuo metu, kas muzikavo. Geras. Ir taip labai netikėtai, sako, už savaitės gal nori pagroti spektaklyje. Ir ten buvo naujo teatro spektaklis Alter Ego. Ir aš atsimenu jau po to spektaklio, tą po pačio pirmo spektaklio, kuriame grojau, kažkaip mes ėmėm kalbėti, kad, sako mūsų režisierė Svetlana, mes čia turim idėją daryti miuziklą. O aš visą gyvenimą, kaip vieną didžiausią svajonę, turėjau prisidėti prie miuziklo statymo, kurt muziką jam. Ir tada taip atrodo, atsiduri staiga kažkokioje vietoje, kur susitinka kažkokie dvi svajonės. Ir čia jie planuoja daryti miuziklą ir aš visą laiką to norėjau. Ir tada taip ir prasidėjo ta ir teatre kelionė, bet ir su miuziklu. Visą mano čia buvimą, ta mintis pradžiai tokia buvo idėja, kad čia darysim. O tada jau prasidėjo ta kelionė ir čia gal jau kokius 3 metus truko ta visa miuziklo statymo kelionė nuo pačių pirmų susitikimų, kai dar tik tai susirinkom ir ėmėm ten kalbėti apie ką tas kūrinys ir ką mes norim juo pasakyti, iki dabar, kai jau repeticijos vyksta ir jau paskutiniai tie potėpiai. O apie princą atsakant, tai tikrai yra to tokio susitapatinimo, nes aš tiesiog labai toks ieškantis žmogus visada buvau ir esu. Ir dar nesijaučiu netgi, kad aš kažką pilnai suradęs, man atrodo, tai yra nuolatinis toks procesas. Tai, tarkim, kaip princas jisai po tas planetas keliauja ir ieško, tai man atrodo šito miuziklo kūrimas tapo tokia labai specialia, tokia ypatinga kelionė, per kurią aš savo daug dalių pažinau, kaip ten yra tie skirtingi kiekvieno mūsų turimi verslininkai, garbėtroškos, tai tos dalys ir pas mane tikrai pasimatė visokios ir gražiom ir nelabai gražiom spalvom, kur tu pamatai kažkokių tų veikėjų, kur gal kartais net baisu tai pamatyti savy, bet tuo pačiu labai taip prasminga, kad tu pats keliauji ir pats renkiesi, kaip tu su tom dalim dylinsi, ką tu su jom darysi. Na, taip, tas dalis pamatyti irgi, manau, kad reikia turėti tam tikros drąsos ir noro jas pamatyti ir tam tikros patirties įgūdžių, kur turbūt gavai ir savo studijose. Noriu paklausti, kaip tu pats jautiesi, kaip tu pasikeitei nuo to laiko, kai prieš 3 metus atėjai, sakykime, koks tu buvai
pradėjęs įgyvendinti savo svajonę ir koks tu esi dabar. Ir dar viena mintis, kad po 2 klausimus čia uždavinėjau iš karto, bet puikiai tvarkaisi. O kita mintis, kad tiesiog domėdamas apie tave, skaitydama tavo biografiją, CV, tiesą sakant, nesitikėjau, kad tu esi tiek daug nuveikęs, būdamas, jeigu mano žinios neapgauna, tai Liepos 5 bus tavo gimtadienis, 25-asis gimtadienis. Taip, ir jau tik tai tiek metų sulaukus, aš jau perskaičiau, kiek tu esi visko daug nuveikęs iš tiesų. Ir dalyvavęs ir poezijos konkursuose, ir dainų konkursuose, ir autorinės dainas sukūręs, ir taip toliau, tai apie tai dar plačiau šiek tiek vėliau. Bet dabar klausimas, kaip tu, ar tu tiesiog matai savo tą transformaciją, pokytį ir koks tu buvai, galbūt kažkas tave simbolizuoja, įvykis, daiktas, koks tu buvai ir koks esi dabar per šią kelionę, būtent Mažojo princo. Labai šiaip įdomus klausimas. Man patinka būna tai pamastyti, kas pasikeitė, kaip tu keitiesi kaip žmogus. Tai kaip tik šiandien buvo man vienas žmogus sako, kad vos mane pažino, nes aš vaizdiškai labai pasikeitęs, aš dabar susigarbanojęs plaukus, visada buvau tiesiais, dabar kitus sakinius turiu, bet kalbant jau apie tuos tikruosius, gilius dalykus, tai man atrodo daug su tuo mokymusi kuo mažiau kažkokių dėliot etikečių. Tai šitas tikrai mano kelioniai yra ir toliau uždavinys, bet ir aš jaučiuosi, kad tame šitas teatras ir net miuziklo būtent procesas padėjo iš tos pusės, kad vis tiek, tu ateini, tu sutinki daugybę žmonių, kurie kiekvienas su savo kažkokiais dalykais, su savo kažkokiom pusėm, kurios tau automatiškai kažkokius jausmus gali kelt. Tai labai įdomu pastebėti, kaip tam kūrybiniam procese, tarkim, kas nors ten ima erzinti, kažkokie nesusivaibina dalykai ir kokios tau natūraliai pirmos kyla reakcijos. Ir tie yra automatiniai kažkokie mechanizmai. Man pavyzdžiui, buvo labai daug tokio, kad susirenkam ir ten buvo, aš daug rodau savo visokių motyvų, nes ten prikurta daugybė motyvų ir aš atrodau tai komandai visokius motyvus. Ir buvo, kad tikrai kai kurie iš tų muzikinių motyvų tokio sulaukia, kad fainai būtų kaip daina, bet bendrai muziklo kontekste nelabai čia skambėtų. Ir aš atsimenu, kaip man būdavo sunkus tie susitikimai, nes tu suvoki, kad tau ir pikta vienu metu ir tu kažkoks nusibaudęs toks jauties. Labai daug tokių pasimatė dalių, kaip aš reaguoju į konstruktyvę kritiką, kaip aš reaguoju į kažkokį atmetimą arba tai, ką aš interpretuoju kaip atmetimą. Tai iš šitos pusės labai, sakyčiau, tas pokytis ir buvo mokantis suvokti, kad kuriant miuziklą, kuriant meną, tai jau yra bendras toks darinys. Ir kad tai nėra, kad aš ateinu ir atsinešu tik tai savo idėją kažkokią. Labai toks mokymasis tada bendradarbiauti. Sujungti ir kad gal iš to tada ir išsiugdė tas, kad dabar automatiškai dirbant su kažkokiu solistu, tada noris, kad jis irgi kuo daugiau atneštų, kaip mes kalbėjom. Tai čia tas seniau tikrai pas mane tiek to nebuvo ir tai su šitu yra pokytis. Tada galvoju, daug tokio augimo apskritai eksperimentuojant, leidžiant savo kažką tokio netiek įprasto. Nes aš vis tiek turėjau tam tikrą tokį savo kūrybos stiliuką ir jį vieną kartą jau stipriai praplėtė susipažinimas su kompozitorė Vaida Beinarienė, čia muzikos mokykloje Balio Dvariono žmogaus ir tenais turėjau kompozicijos pasiėmęs tokį kaip kursą. Tai ten jinai mane praplėtė, kad iš vokalinių kūrinių, kad dar plačiau gali kurti ir instrumentinius. Ir ten buvo instrumentinių gimė kūrinių visokių. O čia dabar man vėl toks buvo, kuri miuziklą. Tai tu jungi solistų partijas, kuri choro partijas.
ir tuo pačiu nori, kad ta muzika būtų įvairi, ne vienoda, bet tuo pačiu išlaikytų kažkokią vieną liniją, kad vis dėlto tai yra vienas kūrinys. Tai labai čia irgi padėjo tie komandos toks bendras darbas, kur ten pasiūlo kažkur paeksperimentuoti. Pavyzdžiui, pas mus Geografo kūrinys toks visiškai iš eksperimentinių skambesių, ten yra kūrinių, kur toks labiau džiazovas, tai va irgi tas eksperimentavimas su žanrais, tai tave kviečia kažkaip nusimest tą žinojimą, koks tu konkrečiai turi būti, ir tas kažkokias etiketės, kad muzika tokia ir viskas. Tai galima sakyti, kad tu buvai toksai labiau tas toksai kaip vienišas kūrėjas, ar ne, prieš tai toksai labai, labai solo, o dabar išmokai labiau bendradarbiauti, atsižvelgti, nes žinau, kad ir šio teatro, naujojo teatro režisierė, puikiai režisierė Svetlana Šulc turėjo didelės įtakos irgi tų vaidmenų, gal neformavimui, gal kažkokiem patarimams, ar ne? Jo. Nes tai muziklas yra ir ne tik muzika, bet ir tekstas, reikia, kad atitiktų paskui kūriamą ir režisierės charakterį, ir ne, tai čia didžiulis darbas iš tikrųjų padarytas, ar ne? Jo, aš šiaip labai dėkingas jaučiuosi šitam teatrui ir ypač Svetlanai režisieriai už tą visą duotą laisvę, pasitikėjimą, nes tikrai, kai pajauti, kad tavim pasitikima ir tuo pačiu tau padedama, tau duodama, kažkaip tai suderinama, va ta laisvė ir ta pagalba, ir tas vis dėlto, kad ji yra režisierė, bet ji duoda labai daug visiems ten ir choreografijai, ir man kaip kompozitoriui, ir solistam tos laisvės. Tai man šitas teatras apskritai labai yra apie laisvę, ir aš gal net galvoju, bet jis todėl yra naujesnis, nes jis kažkaip leidžia žmonėm naujai kažką savyje atrasti. O kaip sakė apie tą, kad anksčiau lik labiau vienišas kūrėjas, tai aš net turiu atsinešęs iš savo seno etapo. Taip, labai įdomu. Sąsiuvinį, kai prasidėjo mano kūryba. Ir čia daugybė tokių kūrinių į stalčių buvo, kur aš sėdžiu prie pianino ir aš kuriu, ir, pavyzdžiui, buvo Žydroji uola. Čia, tarkim, yra muziklas. Aš čia būdamas, nežinau, kokių gal 12 metukų ar kiek, tai tokius sėdėdavau prie pianino, sukūriau kažkokį tokį junginį dainų ir galvoju, čia kaip muziklas, taip vadindavau. Ir tai man taip įdomu pagalvoti, kad dabar tai jau pildosi ir tapo visai kitokia realybė, o tada tie muziklai toks labiau būdavo, kad pagroji tėvam, pagroji ten sesutė kartu padainuoja, nes mano pirmas toks junginukas tų dainų, tai buvo sukurtas Perkūno ir žvaigždutės meilė. Ir ten buvo toks kūrinys, kur visą istoriją sugalvota, kad ten įsimyli Perkūnas ir žvaigždutė, ir ten dainos apie tai, kad ten Perkūno daina kažkokia ten grausminga, žvaigždutė ten mano sesutė įdarbinta dainuoja. Tai va šitam sąsiuvinyje daug tų tokių visokių. Wow, tai jau nuo vaikystės, o kada sukūrei tą kūrinį ir iš vis kada savo pirmąjį kūrinį sukūrei, kiek tau buvo metų? Čia labai šiaip sudėtinga pasakyti, nes, gerai, prasidėjo nuo, mano mama šiaip grojo pianinu, tai pas mus namie stovėjo nuo vaikystės pianinas. Ir pasakojo tėvai, kad aš matydavau, kaip mama, kai groja, taip sukasi šiek tiek. Ar man gal taip atrodydavo, kad sukasi. Taip, daug kas mėgsta prisijausti. Ir aš taip atsisėsdavau, vaikas dar nesuprantis, kas čia per dalykas, ir aš tiesiog kažką taip spaudau ir sukuos. Man aš taip supratau, kad reikia suktis. O tada jau po to su laiku pradėjo atsirasti ne tik sukimasis, bet ir kažkas su tais pirštais. Tai pradėjau ten lankyti muzikos mokyklą, grot birbynę, mano pagrindinis instrumentas birbynė. Ir tada radosi eilėraščiai. Aš atsimenu, kad būdavo visokie eilėraštukai ten. Ir tada prasidėjo toks dainavimas, tokių labai paprastų ten motyvukų, kur kažkokius kelis akordus groji ir dainuoji. Atsimenu vieną, gal čia ir buvo mano pirmasis, aš einu gražią gatvelę, ten kažkaip pamatau mergelę. Kažkoks toks, kur dabar atrodo. Kiek tau buvo metų, nežinai, neatsimenu. Čia gali būti kokie 8, 9. Toks nedidukas dar tikrai buvau. Tai taip, tos pirmos dainos ėmė atsirasti. Ir būdavo pradžia, kad aš groju pianinu jas,
kol kas daugiausiai tėvam jas grodavau, tada vat jie atsirado keli tokie jau mano vadinami miuziklai, tai yra dainų junginiai. Ir tada dar buvo repo etapas. Repo Taip, dainų. aš mačiau tavo, iš tikrųjų nustebinai, nes mes bendravom jau taip kokį pusmetį su tavim, taip klasiai labai, labai gražiai ir staiga aš atrandu YouTube'į tavo repo kūrinį. Kaip ten? Šunys, jie tokie protingi, bet kaip ten toliau, bet jų Štai kas blogai. Nes man tėtis buvo paaiškinęs, sako, Laurynai, jeigu tu nori kurti repą, tu pamastyk apie kažkokias socialinės problemas. Repas yra apie socialinės problemas. Tai aš ir galvoju, pirmai dainai, reikia kažkokios socialinės problemos. Kokia problema, kad aplinkosauga, kad visur... Aš noriu pagalvoti, tais laikais dar, gal tu atsimeni, ten buvo tas paprotys, kad susirinkti, ar nebuvo. Gal čia aš šiek tiek, sakyčiau, prisidėjau prie to. Tu prisidėjai, žodžiu, menininkai gali keisti pasaulį. Jo. Ir ten labai, mačiau, buvo tokios ryškios emocijos tavo, nes kiek tu ten kokį 12 ar ne metų, 12-13? Jo, gal net mažiau. Gal net mažiau. Bet irgi panašus tas etapas, kitos tokios dainos paprastos su pianinu, tai ir tas repas prasidėjo. Kažkaip čia labai tėtis mane paskatino, nes jis taip šitoj vietoj, ir mama, bet tėtis su to repavimu, būtent, kad jisai taip man ten parodė GNG sindikatą. Viską ir tada jis kažkaip suderino su tuo svaru, su Gabrieliumi Liaudansku, kad pas jį studijoje galima įrašyti. Tai žodžiu, ir čia tėvų įtaka, iš tikrųjų palaikymas irgi buvo stiprus, aš matau, nes tu nuo vaikystės turėjai tą tokią stiprią svajonę kurti muziką ir tėvai tave palaikė. Jo, šitas tikrai jautės toks palaikymas. Taip, o dabar čia tokia tema, iš tikrųjų prisiminiau tokį budistinį posakį, čia išplaukiant iš tos dainos, kad nėra šūdo, nėra gėlės. Tai čia į tą temą, ar tu sutinki su tuo, kad menininkui, kūrėjui reikia įvairiausių patirčių gyvenime, galbūt ir ne visada teigiamų, kad jis tiesiog turėtų ką pasakyti. Ar įmanoma, kad menininkas būtų visada toks sotus, patenkintas, laimingas, pinigų yra, asmeninis gyvenimas puikiai ir jisai kūrė? Ar tai yra įmanoma? Man atrodo, ne. Nes man atrodo net labiau kažkaip kūryba iš stokos kartais gimsta, net ne kartais. Pas mane bent jau tai daug daugiau net ir dainų yra gimę iš skausmo, o ne iš kažkokios pilnatvės. Arba bent jau, tas skausmas jau toks gal kraštutinumas, bet iš kažkokio ieškojimo, kad tau kažko trūksta, kažkokių atsakymų, prasmės. Tai man tas net ir pasijaučia scenoje, kadangi čia yra keli spektakliai, kur aš ir vaidinu, tai kad kuo tu daugiau, tarkim, per repeticijas patiri kaip tik nežinios ir tokio nebesuvokimo iš vis, kaip padaryti tą vaidmenį, tai tuo kaip tik žiūrovui tai tikriau ir gyviau pasimato. Tai labai tas veikia man ir su muzika, kad kartais atrodo tas skausmas, tos patirtis atneša labai tikrumą, gyvybę. Ir netgi kūrimo tam etape, čia aš daug dabar turiu to pozityvo, bet tikrai visko labai buvo. Buvo ir visokių konfliktų, įtampų. Ir netgi buvo, aš atsimenu, kai mes ten pačioj pradžiai grininamės dar tik tai apie princą ir rožės tą matymą. Ir buvo mes ten susiginčia, aš kaip vaikinas su labiau visom ten moteriškiam, kurios ten sako, rožė maždaug geresnė. Jos ten netaip sakė, bet kažką į tą pusę, kad rožė brandesnė ten. Ir aš ten kažką... Negu tu parašei, ar kaip? Apskritai apie tos vaidmenis. Ir aš ten ėmiau ginti princą. Ir toks labai pasimatė, kad ta princo ir rožės dinamika, realiai vyro moters dinamika, čia viskas taip susiję ir kad gali atsiskleisti, kad mes pradžiai turim praeiti netgi kaip aktoriai, kaip kūrėjai, kaip muzikos kūrėjai, turi praeiti tos tam tikrus konfliktus, kad ir tas kažkokias stokas, nežinę, įtampas, kad iš to tada gimtų pilnas kūrinys, kuris būtų prikrautas
Nes ir žiūrovui noris, kad jis va to kūriniu, ne tai, kad jis tiesiog ateitų ir pasižiūrėtų, bet kad jis išsineštų, kad atpažintų kažkokias savo dalis. Taip, aš iš tikrųjų irgi atėjusi, gal atėjau ir prieš 2 metus, mes čia kažkur 2 metus truko tas visas procesas, ar ne, nuo partitūrų, tai irgi daug tokios buvo kaip ir nežinios tokios, neįprastos, nes keičiasi grafikai, keičiasi viskas. Ir man toks įspūdis susidarė, kad va, tas teatro organizmas yra toksai nuolat toksai jautrus, pulsuojantis kaip ta, nežinau, drugelio lėliukė ir pradžioje ji gali atrodyti tokia labai nepatraukli. Ir kas nežino, tos virtuvės gali taip labai, labai nekaip galbūt netgi atrodyti, kažkaip nesuprantamai. Tai vat noriu pakalbėti, ar susikūrus, pavyzdžiui, teatro kažkokiam vat brandoliui, aktoriams, ar gali vat kažkoks staiga svetimas žmogus, nepritampantis prie bendros tos, nesuprantantis to pobūdžio, ar jisai gali tą drugelio lėliukę kažkaip netyčia sutraiškyti. Čia toksai klausimas iš patirties, apie kurią tu turbūt numanai, ko aš klausiu. Kartais būna tokių, kad, ką jūs čia darot, sako. Atėję, vat nesupranta tų jautrių tokių procesų, ne? Jo, čia toks būna, kad teatre labai, ir ypač pas mus teatre, labai viskas apie tą gyvybę. Ir todėl kartais gali, va taip, staigiai iššokusi tą procesą, žmonėm atrodyti nebeaišku, norėtis kažkokio aiškumo, didesnio struktūros, o gyvybė dažnai ir yra ne tiek struktūruota, kiek gyva. Tai vat iš to gali kilti, kad labai, tarkim, kai kuriem pradžiai sunku į tą atėjus, nes man pačiam, pavyzdžiui, aš atėjau į teatrą ir man iš viso pačioj pradžiai buvo tokie sunkus tie patys pirmi spektakliai ir dabar dar būna to paties, kad kartais, kai tu negali kažko sukontroliuoti, nes čia dažnai apie tą kontrolę, tai kai tu negali kažko sukontroliuoti, ką norėtum, o taip. ir viskas atrodo psichika nebeišneša, o čia ir gimsta gražiausi dalykai, tikriausiai, kai mes paleidžiam tam tikrą kontrolę. Čia vat kaip mūsų sako Svetlana, kad kai aktorius pasako nežinau, nebežinau, tai viskas jis tuo metu tampa tikras. Nes kol jisai labai per daug žino, tol jisai tam tikroje yra užsidaręs dar, o tada vat kaip tik ir skleidžiasi tas drugelis, tai aš nežinau kaip su traiškimais, bet bandymų tokių, nes toks, buvo vieną kartą, ar ne? Jo, čia. Bet nepavyko. Labiau tiesiog, jeigu ateina. Su ta kontrolė turiu omeny. Jo. Kad viską mes norim kontroliuoti, o tos laisvės, gyvybės, kūrybos, tu negali kontroliuoti. Jo, negali. Ir todėl buvo žmonių, kurie yra atkrito toj kelionį, nes tiesiog ne. Čia buvo taip, mes žinom. Jo, čia tikrai tu yra situacija, kur nesinori gal labai konkrečiai minėti, bet toks kur tu pamatai, kad kartais dar gal žmonės net nepasiruošia ir dar turi praeiti kažkokius savo gyvenimo irgi etapus, kad galėtų tą paleisti. Aš pagal save žinau, kad taip yra gyvenime šiaip normaliuose specialybėse kažkoks, tu tą padarai, tai esi jau toks šaunuolis, geruolis, o čia yra toks nesibaigiantis procesas ir jeigu tau atrodo, kad tu padarai šauniai čia kažką, tai galbūt žiūrovam taip visai netrodo, tu niekada nežinai, kada tu esi galbūt geras ir galbūt ir nereikia apie tai galvoti, tiesiog atsiduoti vaidmens tiekmei, ar ne? Jo, čia labai sudėtinga sukontroliuoti teatre dalykus ir man, pavyzdžiui, būna per repeticijas irgi, kad vieną repeticiją viskas atrodo jau tai, viskas gerai eina savo, kaip čia gerai eina. Gali būti ateina kita diena ir aš vėl žiūriu, eina savo, čia šitoj vietai ta atmosfera dar nesusikūrė, dar reikės 100 kartų čia kažką pasakyti. Tai labai tokie emociniai gana kalneliai, tikrai yra daug kasdien to augimo
kai tu suvoki ir vis atskiri, kad pala, dabar sustojam biškutį, aš dabar viską bandau sukontroliuoti, bet dabar pažiūrim, ką realiai aš galiu. Aš dabar galiu pasakyti tiesiog, vat, kokios noris atmosferos. O kartais gal net kaip tik gerai būna, vat, kaip su Svetlana būna kalbam, kad tiek daug net nesakyti, nes net šitas apie vat, visas kūrinys yra apie tai, kas yra už žodžių ir kas kartais slypi giliau. Tai va čia va irgi kartais gali būti, kad labai noris tipo, visam tam kūrybiniam procese perteikti labai konkrečiai, kad būtent taip ir taip darykit, bet teatras galiausiai yra apie tai, kad gyva. Tai pasakant konkrečiai kaip daryti, tai netampa gyva. Todėl dabar aš jau irgi būna su choru dažnai labiau pasakau kažkokį vaizdinį. Arba ten taip vadainuoja choras, tai aš taip palakstau tarp choro ir pabanguoju kaip jūra. Sakau, čia vat noris bangų. Tai nėra, kad, tarkim, per rožės dainą mes turim šnabždėsius tokius. Tai nėra, kad mes susitarėm, kas kur šnabždės. Tai yra labiau, kad sakau, va, tai turi sklisti, prisipildyti visą tą salę tų šnabždėsių. Tai tada taip kitaip biškutį pamatai tą procesą kūrybinę. Tai yra apie tam tikrą, kad kūryba gimsta iš laisvės ir iš davimo kitiem laisvės. O kokia, kaip tu manai, kokia šio miuziklo paskirtis, sakykime, žiūrovai, kaip tai gali paveikti žiūrovą, klausytoją ir apskritai galbūt ir teatro kokia paskirtis yra Jo, tuo pačiu. Nu, čia jau rimta. Rimtas. Aš manau, šitas miuziklas yra apie ieškojimą. Daugiausiai yra apie bandymą suprast, ko ieškai. Ir galbūt tam tikras transformacijas, kurios vyksta, kai keičiasi tavo tas paieško objektas, nes mes žmonės dažnai kažko ieško, bet vat, kaip yra citata, kaip perskaičius knygą, man labai ta įstrigo, kad žmonės dažnai ieško kažko, kažko sudėtingo, ką galima šiaip rasti rožės ten žiedlapyje ar gurkšnyje vandens. Man labai va šitas miuziklas yra apie tai, ko mes ieškom ir tokį suvokimą, kas iš tiesų svarbu. Tas vandens gurkšnis, ir paimsiu vandens gurkšnį. Taip, atsigerk, nes mes kaip tik su bendra pažįstama aktorė vakar šnekėjom, kad šioje, sakykime, Instagramo jaunimo kartoje ir tam tokiam greitėjančiam pasauliu kartais atrodo tokiam bent jau meniškesniem tokiam žmonėm, kurie šiek tiek jautresni yra, kad tarsi tos visos technologijos mus daro tokius kaip robotukus, tokius, taip pat, kad kuo labiau kontroliuoti, telefonai, Instagram, dėmesio laikymas 5 sekundėm. Tai man kažkaip atrodo, kad šis spektaklis ir apskritai teatras yra tokia labai puikia atsvara ir galbūt tas tyro vandens gurkšnis, tų pamirštų vertybių prisiminimas. Ar galima tai būtų apibūdinti, nes man pačiai, taip yra, iš tikrųjų, aš kiek pati dalyvaudama, kiek klausiau miuziklo, tie visi personažai tokie išgryninti ieškojimai, jie iš tikrųjų taip tarsi apvalo tavo tą sąmonę, supratimą apie gyvenimą, ko tu iš tikrųjų nori, tu gali pasižiūrėti, ar ne, tuose vaidmenyse, kas ten, iš Mažojo princo, ar ne, ten girtuoklis, garbėtroška, verslininkas. Ir jie tokie visi su kažkokia atrodo stoka ir su kažkokiais savo, kiekvienas tas veikėjas
su kažkuo, ko jam labai trūksta. Tai vat, kai galvojame apie tą ieškojimą ir apsivalymą, man atrodo, kad mes vat, pripažindami savyje tas dalis, kuriom kažko trūksta, ir nenuneigdami jų, ir priimdami, kad jo, aš turiu ir tą vidinį garbėtrošką. Tai pas mane yra ir verslininkas, kuris bijo, kad liksi nulis. Tai mes va, tada ir apsivalom, kaip tu sakai, kaip tą pripažindami, nes va, čia ir iš psichologijos, kad labai dažnai tas svarbu susitikti su emocija, susitikti ją, priimti, pirmiausia, nenustumti jos, o suvokti ir priimti, kad tai va, yra, aš tą jaučiu. Tai čia irgi man kažkaip siejas, kad tu apsivalai tada, kai tu leidi savyje, priimi tą dalį ir tuo pačiu tada galvoji, ką su ją daryti, ar tikrai gal su to verslininku pasišnekėjus ir jam pasakius, kažkaip integravus tą patirtį, kad palauk, viskas gerai, tu neliksi nulis ir garbėtroškai davęs pakankamai kažkokio dėmesio, tada tai toks labiau pats sąmoningesnis tapsi, tai noris, kad ir žiūrovai galėtų susitikti su tom savo dalim, bet ne iš tos pusės, kad oi kaip bjauru, nors tai pradžioje gali atrodyti. Ir gali atrodyti, kad tikrai tie, kaip ir mūsų pavadinimas, kad tie suaugę iš tiesų labai keisti. Tai tos visos dalis, jos keistos, bet tuo pačiu, kaip viena daina ir skamba, tie suaugę iš tiesų labai keisti, mes turėtume jiems būti atlaidesni. Tai toks, gal mes galim būti atlaidesni tom dalim ir tada jos pačios sumažės. Ir nebus iki tiek išsigandusios. Išduosiu paslaptį, kovo 28-29 dienomis įvyko generalinė repeticija su žiūrovais, tokia uždara ir mes turėjome progą pasižiūrėti, kaip tie vaidmenys veikia žiūrovą, kaip kompozitorius turėjo galimybę pasižiūrėti, ar dar ko netrūksta, bet šiaip kiek girdėjau žiūrovo atsiliepimų, tai kad tai labai nuotaikingas, dinamiškas, ekspresyvus miuziklas ir tame nemažai ir to komiškumo, gal dėl to, kad tie charakteriai sukurti tokie gryni, kad kiekvienas gali atpažinti save ir dėl to ir gimsta tas toks kartais tam tikras komiškumas iš tų tokių utriruotų galbūt charakterių. Kai tu supranti, kad tu gal ir savyje to šiek tiek turi. Čia toks, man atrodo, su kiekvienu tuo veikėju su jais susitinka princas, bet tuo pačiu noris, kad žiūrovas su jais susitiktų ir praeitų tą visą procesą, kad gal kažkiek juokinga, gal toks šiek tiek, kad palauk, čia ir aš tokia turiu. Ir taip atrodo labai daug tų tokių jausmų, kas viskas yra, to ir noris, kad menas žadintų tą susimastymą, kad ką aš darysiu su to savo ten verslininku. Ir princas nieko nevertina, jis tai nieko nesmerkia, kaip ir tu, ar nesakai, keliaudamas tiesiog žiūri, stebi, pristaikai savo, kas tau tinka. Tai toksai, aišku, ir siužetas pats diktuoja rašytojo, bet toks kaip kelionė per save gali būti, ar ne? Labai jo tas veikia, taip faina, kad tas, ir man, ir visiems dalyvaujantiem, tai ta princo istorija tampa tokia, kažką, ką galima taip įvidinti, nes tikrai, mes turim mokytis nevertinti iš tos pusės, kad nenuvertinti, o kad labiau priimti, nes vaikai, tarkim, dar tą turi ir jie labiau tiesiog priima tai, kas vyksta. Tai ir princas, atrodo, jis keliauja per tas planetas ir jis labiau žiūri su smalsumu. Jo, gal atrodo keista, bet suaugę jau po to būna tai įgauna tokį, kad aiškios tokios etiketės, kad tai jis toks. Tai man atrodo, čia kiekvienam ta kelionė ta tokia gali tapti tokiu mokymusi iš to mažojo princo, kad o kaip nevertinant priimti. Viską tiesiog kaip priimti. Taip, kaip nevertinant priimti ir galbūt man dabar tokia net mintis gimė, kad galima galbūt prilyginti ir kaip su žmogaus šiaip ieškojimas gyvenime, kam tu iš tikrųjų esi skirtas su pašaukimo galbūt savo ieškojimu. Ir aš prisiminiau, kad tu
esi sukūręs tik dabar, va čia laikau užrašus, bet nieko nežiūriu, aišku. Aš nujaučiu link, kur mes keliaujame. Nu, atspėk dabar, ką aš noriu tavęs paklausti. Atspėkite. Buvo toks pašaukimo konkursas, tai aš manau, kad čia link to mes vedame. Taip. Dainų konkursas Vocation Music Award Lietuva 2021, sukurta daina apie pašaukimą pažadai dykumoje. Aha, jau čia dykumos motyvas. Aš tik dabar suvokiau, kad dykuma čia ir tada princas dykuma. Nuolydė mane ta dykuma ir paieškos. Čia buvo toks konkursas, kur buvo ieškoma, reikėjo sukurti dainą apie pašaukimą. Tai mano ta daina ir buvo apie tokį... Čia daina buvo, ar ne? Dainų konkursas. Čia reikėjo atsiųsti dainą, tai aš ten tokią sukūriau ir tada tapau kaip finalininku. Tai labai fainas konkursas, nes man tai paskatino labiau išsigryninti tą mintį, ką aš labai savie visada nešiojau apie tą paiešką, nes ten apie tai ta daina, kad aš savo, priedainis skamba, aš savo pažadėjau ieškoti, bet kartais taip lengva sustoti. Aš savo pažadėjau ieškoti, nors kartais taip trokštu sustoti. Ir žvilgsnį į dangų pakėlęs, meldžiuosi, bet klauso tik vėjas. Aš savo pažadėjau suprast, bet deja, mums kartais taip lengva nuskęst miraže. Ir kai jau atrodo, kad šauksmą girdžiu, ten tik tai dangus ir galybė žvaigždžių. Ir apie tai, kad nuolat ieškai ir daug būna, kad daug lengviau būtų nebeieškoti, stoti ir kažkaip viskas pasirinkti tą ir viskas ir eiti konkrečiu to keliu. Bet pas mane, bent jau aš tokį turiu, kad labai daug to ieškojimo, tiek su tikėjimu, tiek su vertybėm. Ir atrodo, kad tas procesas turbūt jis dar tęsis ir tęsis. Ir todėl gal todėl mes su princu panašus. Sustoti iš tikrųjų labai lengva, bet kas tave verčia tas nesustoti, tas ar vidinis, ar kažkoks palaikymas iš aplinkos. Ką tu darai tom juodžiausiam akimirkom, sakykime, nusivylimo vis tiek būna, ar ne? Kaip tu, kas tave, ar tas tavo kūrinių peržiūra va šito pažadai dykumoje peržiūriu, kad pasižadėjęs pažadas yra. Ir toliau eina. Aš šiaip esu emocionalus labai žmogus, tai būna tokių labai tikrai akimirkų jau, kur reikia labiau priimti ir kažkaip supras, kad dabar man yra labai negerai emociškai, bet tai praeis. Čia labai dažnai, man atrodo, priklauso nuo tuo metu, kas dar aplinkui vyksta. Ten, jeigu dar miego trūksta kažko, tai labai tada tai viskas susijungia į tokį bendrą kamoliuką to sustojimo. Bet man labiausiai, galvoju, ta pati kūryba, man ta saviraiška per muziką padeda ir tose juodžiausiose akimirkose, nes, pavyzdžiui, dabar čia irgi viso šito muziklo kūrimo procesu, čia buvo man tokių asmeninių dar su santykiais dalykų ir irgi toks atrodo, kad labai tada padėdavo, aš atsimenu, taip sėdžiu tiesiog prie pianino vakaras, jau eina į naktį ir aš groju, kažkokie motyvai liejasi ir tada tas pianinas, ta muzika, tas balsas tampa tam tikrų dienoraščių, kuris leidžia, net jeigu tu tuo metu tiesiog savo ar kažkur įrašai savo tos motyvus, bet taip lik įprasminti tą metinę, tą savo emociją ir ją išreikšti. Pas mane šiaip labai daug diktofone yra, telefone ten tūkstančiais visokių motyvų. Iš laimingų akimirkų, iš liūdnų akimirkų. Būna, kad atsikeli ryte, koks gražus rytas ir kažką linksmo sugrojais ir rašai. Muzikinis dienoraštis. Jo, visai toks. Tai padeda. Tavo muzika padeda ir aš žinau, kad tu karantino metu dar praėjai ir savanorių mokymus ir tu dirbai berods pusmetį ar pagalbos linijoje paaugliams, ar ne, tu dirbai ir turėjai kažkokią praktiką ir kalėjime netgi. Apie tą tokią pagalbos tą liniją, kodėl tu tai darai? Ar darai? Čia buvo
vaikų linijoje, tai aš šiek tiek savanoriavau. O kalėjime tai buvo, kad mes čia iš studijų mums buvo praktikos skirtingose vietose, tai va, ten irgi teko ir su kaliniais pabendrauti. Bet man apskritai, nu, ta pagalba, daugiausiai dabar tai, pavyzdžiui, būna savanorystė stovyklose vaikų, nes tiesiog noris kažkaip atnešti kažką gražaus į tų vaikų gyvenimus, į seniorų, bet irgi gyvenimus, nes mes ten tokį turėjom seniorų, darėm kartos kartu Matulaičio parapijoje, tokį darėm susitikimų, nu, tokį kaip bendruomenė ir dabar dar yra likus, tik dabar jau man tiek veiklų, kad šiuo metu ten neprisijungia, bet kažkaip smagu būna dalinti tą vat, gyvybę, dalinti kažkokią vat, irgi ar pamuzikavimą, kartu ten su seniorais pagrodom, su vaikais ten irgi būna himnus, kokius dainuojam. Tai man kažkaip atrodo labai prasminga ta savanorystė su žmonėmis. Per muziką, per pokalbius, į pagalbą, į gėrio grožio kūrimą jau. Liežuvis susipainiojo. Tiesiog labai daug stovyklose man yra tekę būti, kur tokia dar sritis, kur mes sukuriam programą ir tada vaikam ją vykdom. Ir kadangi aš pats vaikystėje labai daug būdavau stovyklose visokiose, kur aš jas atsimenu kaip kažkokį stebuklą, kur tu atsikeli ir tave ten veda, labirintas kažkoks pastatytas tarp medžių. Tai dabar labai noris atiduoti tą, kaip čia, duoklę, bet toks labiau, kad tiesiog atiduoti dabar ateinantiems vaikams tą tokį, kad gali būti stebuklas, kai dar dabar yra tas amžius, kur labai daug tų telefonų, ekranų ir lengva paskesti tose reelsuose, tiktokose. Tai norisi tą atnešti kažko tokio, irgi ką jie atsimintų, gal kaip aš visą gyvenimą, aš manau visą gyvenimą atsiminsiu tas stovyklas, pavyzdžiui, kai buvau vaikas ir... Jo. Ar gali vaikai patirti tą stebuklą atėję į musicalą? Tie suaugusieji, tokie keisti. Kamerą gali, labai kviečiam. Kam skirtas, atsiprašau, ar čia vaikam, ar suaugusiam, ar absoliutiškai visiems? Mes tai galvojam taip, musiclas ir jis tinka ir vaikams, taip rašyti. Tai jis yra ir vaikams, ir suaugusiems, bet tikrai neapsiribojam tik vaikais, nes, iš tiesų, tai kaip čia kalbėjom apie tai, kad čia tam Mažajam prince ir jo tose paieškose toks gylis ir tiek gali pasimti ir kiekvienas ir suaugęs ir manau, kad vaikai gali pamatyti tą kelionę pro vieną tokią prizmę, bet suaugę gali pro visai dar kitą. Čia kaip ir tie tam tikri multikai, kur būna animaciniai filmukai, kur dabar pasižiūri ir tu pamatai visai naujų prasmių, negu matai, kai ten vaikas buvai, kur labiau tiesiog kažkokius matai paprastus įvykius. Tai va čia irgi labai kviečiam visus ateiti į muziklą tiesą. Birželio 10. Jo, birželio 10. Menų spaustuvėje. 19 valandą. Aš viską atkartoju. 19 valandą. Laurinai, noriu dar paklausti, ar turi kažkokių ritualų kasdienybėje, kas tau padeda kurti, gyventi, išgyventi šitą muziklo pasiruošimo laikotarpį ir panašiai, ar gal prieš spektaklį? Kaip tu susikaupi, kaip tu išlaikai savo tą tikėjimą, ėjimą. Ar turi kokių ritualų, sakykime? Galvoju. Aš toks gana šiaip esu intravertiškas žmogus, tai man kartais labai padeda tiesiog vis atsitraukti nuo vyksmo, kad ir minutė ar kelioms, tarkim kažkas vyksta aktyviai, ten repetuojam ir tada tokį turėtų tiesiog išėjimą, kažkur ten išeinu į balkoną ar kažkur, tai trupučiuką pabūt su savo Tu turi netgi mintim. Kūrinį Pabėgimas, kanklių duetu. Čia gražiai susisiejo. Gražiai susisiejo, ar ne? Čia turiu špargalkę irgi. Tai būk originalus. 2022 laimėjai pagrindinį prizą. Nacionalinis kompozitorių ir nacionalinių instrumentų festivalis. Tai va. Tai apie tą pabėgimą noriu paklausti. Čia tokia įdomi sąsaja, nes čia dar kitoks tas pabėgimas tam kūriniai. Tai pabėgimas yra nuo
įprastų grojimo būdų. Ten buvo apie tai, kad viena kanklininkė groja tokią partiją, kur labai taip klasiškai ir taip aiškiai, nu va tai va kaip tikėtumės iš kanklių, o kita ten groja visai va braukydama ten visokiais tokiais neįprastais būdais. Išėjimas iš sistemos. Jo, tai čia buvo apie tokį pabėgimą, o mano tas pabėgimas tai toks būna, nu šiaip irgi panašus, kad ateina gyvenimas, teka ir man padeda šiek tiek toks, kad susigulėtų mintis ar emocijos tuo metu, tai kai tu šiek tiek tik viską sustabdai ir kaip tas princas tiesiog prie šaltinio nueini ir kaip jis sako, jeigu turėčiau 53 minutės, tai nueičiau vandens atsigerti. Tai man nueinu ir atsigeriu vandens. Prie tyro šaltinio, kurį irgi galite patirti ir jūs, atėję Birželio 10 į menų spaustuvę. O dar tada apie magiją noriu. Paskutinį. Tokia. Tiesiog apie tą pašaukimą, iš tikrųjų, aš pati pradėjau daryti podcastus ir padariau tik tai rudenį ir dabar nusprendžiau su tavim daryti. Ir aš kartais tikiu tokiais patvirtinimais iš visatos, ar kažką verta daryti, tai man patvirtinimas buvo, aš spausdinausi tavo biografiją ir galvoju, tas mano spausdintuvas veiks ar neveiks, nes jisai praktiškai jau nebeveikia, kartais tik tai per pusmetį įsijungia ir spausdina. Tai norėdama atsispausdinti klausimus, ir klausimus ir biografiją tavo, aš jungiu spausdintuvą ir jis kaip pradėjo spausdinti, man už pusmetį visą rytinį spausdino. Pramušė. Ir aš galvoju, galbūt šis podcastas ir, kaip sakant, pramuš kažką tai mums gyvenime. Tai čia tokia kasdieniška magija, kurią aš tikiu tais ženklais, ar pats tiki kažkokiais ženklais gyvenimo. Aš tikiu, kad tikrai man pamažu vis daugiau tokio ateina suvokimo, kad viskas susiklosto taip, kaip turi, kažkaip nuveda ten, kur turi. Ir čia su tikėjimu, tai aš irgi labai ten visai ieškojau ir su krikščionybė. Ir toks, nesijaučiu, kad aš pilnai suradęs tą vieną atsakymą, bet aš tokį viską įsivaizduoju kaip kažkokią upę. O tai ir Dievo kaip upę. Tai įsivaizduojant, kad viskas vis tiek teka ir kažkur veda, tada ir tie ženklai, kad tarkim aš čia teatre atsidūriau. Toks atrodo, mažiausias kažkoks nepamatytų mano laiško ten, jis pasimestų tarp daugybės ir aš net gal nebūčiau sužinojęs apie šitą teatrą. O gal kažkokiu kitu būdu būtų atėję. Tai atrodo gyvenime tiek visokių ar atsitiktinumų, ar tokių mažyčių detalių, kurios nulėmė tiek daug ir žmonės, kuriuos sutinki. Tai tada tikrai magiškai atrodo. Geras, bet tu pasakė apie tą upę ir aš bespausdindama tuos, žodžiu, upė ta prasme, tą upę lapų, aš suradau, žodžiu, ten Norbekovo apie intuicijos kursas buvo ir ten buvo tokia kaip pasaka, kaip sakmė apie tą keitimąsi, kaip nereikia prie nieko prisirišti, nes upė, jeigu prisirištų prie kiekvieno akmenėlio, jinai nebetekėtų, tai jinai vis kintama, tai čia labai taip simboliškai susisieja, kad tu turi tekėti kaip upė. Ir leist tekėti, nes kartais gal noris, kad kartais mūsų kontrolė trukdo, bet jeigu mes paleidžiam, tai tada kažkur labai gali gražiai nutekėti. Ir labai gražius krantus. Per tą spektaklį galbūt taip, tas spektaklis padės tą truputėlį kontrolę nuimti, ar ne, gyvenimišką kasdienos. Ir dar apie magiją teatre. Aš turiu žinių slaptų, kad berepetuojant kartą susidarė čia scenoje toksai kaip ratas, neaišku, iš kažkur atsiradęs, kaip planeta tarsi būtų. Ir paaiškinimo niekas neturėjo, kaip tai susidarė. Gal turi kokių hipotezių, nes stebuklai jau vyksta teatro repeticijose. Štai visą išgersiu stiklinę. Prašau. Čia, buvo labai įdomus patyrimas, mes repetuojam. Pasibaigė repeticija ir visą repeticiją nieko nesimatė. Ir staiga didžiulis baltas ratas. Ten, kur stovi, vidury pačios
scenos, tai toks, kur nelabai kaip paaiškinsi, mes ten bandėme ieškoti visokių logiškų. Bet tas baltas, aišku, jisai sudarytas, ar čia šviesos ratas, ar ten šviesos. smėlis, kas ten Tai buvo. yra kažkokia kaip medžiaga, bet mes niekaip neatsekėm, kaip nugalvojom, kad kažkas nuo batų galėjo būti kažkam, bet kad toks ratas susiformavęs. Tai šitam teatre būna tokių dalykų, kur kažkaip nelabai išeina paaiškinti žodžiais. Tai va gal pats tas teatras ir simbolizuoja tą, kad kažkokių yra dalykų, kurie tiesiog yra už žodžių. Taip. Tai tiesiog ateikite birželio 10 dieną, 19 val. Į menų spaustuvę ir patirkite. Už jūs kalbės aktoriai ir artistai, teisingai. Taip. Laurinai, gal Labai, ką norėtum palinkėti žiūrovam, būsimiem, ateinantiem Tai į muziklą? noris palinkėti tiesiog apsilankyti ir tapti tos kelionės dalimi kartu su princu ir kartu su visais mumis keliauti ir leistis į tą kelionę ir kažką surasti. O aš suradau, manyčiau, tau irgi kažką gražaus, nes nuėjau į gėlių parduotuvę ir galvoju, noriu kažko tokio neįprasto. Ir sako, atvežė šiandieną labai tokių gražių neįprastų bijūnų ir tas bijūnas man kažkiek ir rožė, sakai, priminė. Tai aš tiesiog dėkoju tau už pokalbį ir tikiu, kad sulauksime ir dar daugiau kūrinių tavo. Tiesa, noriu išgirsti ir YouTube tuos visus pažadus ir visą kitą, kodėl nėra, tai va tau toksai darbus. Ir tiesiog labai ačiū ir noriu įteikti tau dar prieš premjerą. Va ta tokia. Jau čia labai ypatingai atrodo. Labai ypatinga, aš Geras. pirmą kartą tokia. Tai labai tau ačiū ir nesustok. Labai fainai Nesustok. pasišnekėti. Tai ką mes Jo. atsisveikiname ir iki kitų susitikimų. Taip, iki. Ačiū visiems. Šią kameros bijojom, tai viskas baigėsi. Ir tau, ir man. Abu bijojom. Tik pažiūrėk, kiek mano nugerta. Kiek tau. Matos, kas labiau jam. Nieko, viskas labai gerai. Man atrodo, galiu pripilti tau, jeigu reikia. Ne, dar šiek tiek yra. Kaip tau tinka tas Tinka? bijūnas, aha. Ir dar jis kaip kvepia. Ne? Bet man, jo, ir toks neįprastas. Nu, man taip galvoju, va, specialiai Jo. atvežiu, įsivaizduoju, čia irgi. Šviesus. Taip, kaip tas spektaklis ir tokia magija, žinai, vat norėjau ir atvežiu. Įsivaizduoju. Rožė mano. Tu mano rožė, aš tavo princas. Mane tas pasaulis buvo nepažintas. Kaip toliau. Beje, šita viena pirmųjų gimė dainų. Aš tavo rožė, tu mano princas. Ir tada jinai, namo sugrįžai, mano meilės užaugintas. Jo, man labai gražios tas scenos su rožė. Ir ten kita, ten tokia mistinė, žodžiu. Oi, gražu. Šiaip kai kurie motyvai taip greit gimė. Taip įdomu, kad... Ar mes dar čia filmuojame? Be pastangų. Tai nesvarbu. Aha. Buvo, aš atsimenu, vienas iš motyvų buvo vos perskaičiau tą knygą ir tada taip vat ant tos emocijos man teka ašaros ir aš galvoju, aš turiu va dabar tiesiog prisėst ir aš noriu šitą emociją sugrot. Ir taip gimė tas motyvas, kuris vienas yra pagrindinių, kuris vis ten skamba, vat, kai atsisveikina rožė su princu. Tai tas pats motyvas. Geras. O aš tą lapės, žinai, va, prisistatymą, kur sakai, galit susikurti, tai irgi įsivaizdavau, kaip princas verkia ir tada va ant tos emocijos. Tai va, matai, tas apsiverkimas labai įkvėpia. Buvo, kai mes kalbėjom, kad kartais iš ašarų daug gimsta dalykų. Apie gitarą nieko nepakalbėjau. O ką? Tai, nu, čia tiesiog gitara.
Kartais gitara yra tiesiog gitara. Kartais tiesiog patylėti. Nu, gerai, ką, tai su ta gitara, va, aš galiu pasakyti, su ja Garbėtroškos daina pradėjo gimtis, būtent su ta, va, šita gitara. Čia kai buvo, kad aš prisėdau ir galvojau, noris, kad Garbėtroškos tokia būtų. Pagarb mane šitam rajone ir aš taip pat pradėjau kažkokius tokius va akordėlėlius groti ir taip pamažu. Pagarb mane šitam rajone, nuostabės nėra. Pagarb mane pasaulio gale, mane šlovina, šlovina. Pagarb mane šitam rajone. Nu ir žodžiu, Kaip tau tinka?